Neseniai savo laidoje jums pristatėme natūralios medicinos centro Gera sveikata pacientės, kurios neapsikentusios nuo vaikystės jas kamuojančių sveikatos sutrikimų ir nerasdamos kitos galimybės išgyti, kreipėsi į šio centro specialistus. Joms buvo atliktas IMUPRO 300 tyrimas. Šiandien pas mus svečiuojasi natūralios medicinos centro Gera sveikata gydytoja Marija Dudnik. Labą dieną. Gydytoja, priminkite mums, koks tai yra maisto netoleravimo testas IMUPRO, kuris kaip tik ir buvo atliktas šioms pacientėms. IMUPRO maisto netoleravimo testas, kurį mes atliekam savo natūralios medicinos centre. Žmogus atvyksta pas mus ir priduoda kraują ir dalį darbų atlieka mūsų laboratorija, mūsų laborantė. Ir duomenys siunčiami į Vokietiją, iš kur mes gaunam atsakymą ir pateikiam mūsų pacientui. IMUPRO testas nustato, kokie produktai tinka žmogui ir kurie netinka. Ir pagal rezultatus mes sudarom mitybos planą. O sakykite, kodėl anksčiau Lietuvoje nebuvo galima pasidaryti šio testo? Su to tyrimu mes dirbam 1,5 metų, nors jis žinomas pasaulyje jau apie 20 metų. Jį sukūrė vokiečių mokslininkai ir jis labai sėkmingai taikomas ir Australijoje, ir Amerikoje, ir Europoje. Įvairios studijos įrodė, kad 90% mūsų sveikatos būklės lemia tai, ką mes valgome. Ir mes puikiai žinome, kad mes atrodom ir jaučiamės taip, ką mes valgome. Ir tas testas padeda mums sužinoti, ką mes galim valgyti, į ko mums reikia vengti ar iš viso atsisakyti iš produktų. Priminkite, kokie sveikatos sutrikimai kamavo pacientės. Abi pacientės, kur kreipiasi į mūsų centrą dėl savo problemų, turi negalavimus nuo pat gimimo. Liga labai sudėtinga, labai sunki ir vadinasi atopinis dermatitas. Daugiausiai bėrim buvo sulenkimo vietose ir, čia tai būdavo, kad čia aplinkui visur buvo. Dabar, irgi dar ta odytė nėra tokia visai, kad jau atsistačius ir labai graži, bet tai, nepalyginus, kaip būdavo ir ypatingai žiemam būdavo tokios problemos, kai atšaldavo orai ir prasidėdavo po truputį ir čia netgi to žaizdelės, ypatingai nuo tų kasimų ten atsirasdavo žaizdelės, kurios ir gydavo sunkiau. Bėrimai prasidėjo, kai dar Ūlai Danieliai nebuvo suėję 1 metukai, kai kartu su motinos pienu mergaitė pradėjo valgyti papildomą maistą. Ar iš tiesų nuolatinė alergija kamavo jūsų dukra? Tas rankytės berdavo pastoviai ir neaišku nuo ko ir kai dabar padarėm tą testą, tai sužinojom tokių dalykų, kur net neįtarėm. Kai pamatėm pagal tyrimą, kad medaus visai negalima jai. Vis taip, ne tai, kad pastoviai jį nuvartodavom, bet tikrai nemažai. Tikriausiai tas, kas nepatyrė, ką reiškia gyventi su nuolat žaizdomis nusėtų kūnų, gali tik įsivaizduoti, kokia tai yra kankynė. Marijai nuolatinis niežulys ir skausmas yra gyvenimo palydovai. Anksčiau kaip buvo taip, kad tą vigilią aš ne taip, kad po 2 tabletės valgydavau per dieną, o po 4, tai visokie ten. Dabar nėra tų hormoninių tepalų. Jais visai nesitepu kaip anksčiau, nes be jų anksčiau negalėjau, nes žaizdos negaliu nieko. Dabar tik tai kremukai visokie, ten aliejukai minkštinantis, ta vigilė, kur paliko man, ir raminimo arbata. O tai buvo ir visokie valakardinai, ir valerijonas galėjo būti. Gydytoja, sakykite, kaip sekėsi šių pacienčių gydymas? Galbūt jau yra kažkokių konkrečių rezultatų? Mūsų pacientės apie 1,5 mėnesio jau laikosi mūsų rekomendacijų ir dietos plano, bet gan sudėtinga liga. Bet šiai dienai mes jau turim ko pasidžiaugti. O kaip žaizdos, ar jos jau pradėjo nykti? Jaučiu, kad odos nėra tų žaizdų, kurios buvo tokios šlapios, yra tiesiog sausumai. Truputėlį, aišku, bėrimai yra, atsiranda ten dar
dar visko yra mane per tiek metų susikaupę. Mitybos planas, tai man kažkaip labai lengva jo laikytis. O kaip pavyksta vaiką įtikinti, kad teks atsisakyti mėgstamo valgio? Nu, bet tai susėdom, pakalbėjom, kas geriau, ar tai, kad tau neštėtų, ar tai, kad tos rankytės tokios būtų, ar atsisakyti vieno ar kito produkto. Nu, tai kaip ir nutarėm, kad geriau atsisakyti ir žiūrėti, kokie bus rezultatai. 90% laimės priklauso nuo sveikatos. O ar kada susimastėte, kad jūsų itin mėgstamas ekologiškas pomidoras ar močiutės pagaminto kaimiško sūrio gabalėlis gali būti visų jūsų ligų priežastimi? Tik būdami sveiki esame gražūs, šypsomės, mūsų akiai žiba, o aplinkiniai stebisi, iš kur tiek energijos. Kad maistas gali būti ligų priežastimi, jau įsitikino Medicinos centro Gera sveikata pacientės. O mes prisižadame ir toliau stebėti bei jums papasakoti, kaipgi joms sekasi atsikratyti netinkamų maisto produktų ir sveikti.